Pamoka skirta 10 klasiai besimokantiems nuotoliniu būdu. Laboratorinis darbas – druskos rūgšties savybių tyrimas. Laboratoriniam darbui reikės druskos rūgšties, sidabro nitrato, cinko, geležies 3 oksido, vario 2 hidroksido ir kalcio karbonato. Pirmoji reakcija – druskos rūgšties reakcija su aktyviu metalu. Įdedame cinko gabaliukus ir užlašiname druskos rūgšties. Cinkas apsitraukia dujomis. Vyksta reakcija. Įvardinkite, kokios dujos išsiskyrė. Parašykite šios lygties oksidacija, redukcija. Reakcija. Tarp druskos rūgšties ir netirpaus vario 2 hidroksido. Įdedame vario 2 hidroksido miltelių ir užlašiname druskos rūgšties. Šiek tiek pamaišome. Stebime spalvos kaitą. Kas atsitiko? Parašykite šios reakcijos lygtį. Trečioji reakcija. Druskos rūgštis reaguoja su karbonatais. Įdedame šaukštelį kalcio karbonato ir užlašiname druskos rūgšties. Kas įvyko? Parašykite reakcijos lygtį. Ketvirtoji reakcija – druskos rūgšties reakcija su sidabro nitratu. Įlašiname sidabro nitrato ir druskos rūgšties. Tirpalas pakeitė spalvą ir susidarė nuosėdos. Kam ši reakcija yra naudojama? Parašykite bendrąją reakcijos lygtį. Penktoji reakcija tarp druskos rūgšties ir bazinio oksido. Įdedame geležies 3 oksido miltelių, užlašiname druskos rūgšties, matome, jog reakcija nevyksta. Reikia pašildyti.
Kaitinant, rūgštyje tirpsta geležies 3 oksidas ir tirpalas nusidažo gelsva spalva. Parašykite bendrąją reakcijos lygtį. Iš atliktų bandymų pasirinkus vieną mainų reakciją, parašykite joninę ir sutrumpintą joninę lygtį.